Sveiki, bičiuliai. Skirtingai nuo kolegos, aš gyvenu jau 58 metus ir aš labai gerai atsimenu, kaip atrodo žiniasklaida, kurią valdo valstybė, kuri yra politizuota. Ir kai mes iškovojame laisvę, ateina akimirka, kada atsiranda žmonės, kurie nori iš mūsų tą laisvę atimti. Ir laisvė niekada nebūna iškovota galutinai. Mums turbūt teks dar susirinkti tokius mitingus, dar kažkada ir dar kažkada. Ir tol, kol mes norėsim būti laisvi, mes juos susirinksim. Ta prasme, slaptas balsavimas už mokesčių mokėtojų pinigus. Gerai pagalvokit apie tai. Viskas, kas yra už mokesčių mokėtojų pinigus, turi būti vieša ir atvira. Ir spauda turi būti nepriklausoma. Aš šitą dainą parašiau prieš 20 metų, kai mes išgyvenom labai gėdingą nušalinto prezidento Pakso istoriją. Ir aš maniau, kad šita daina bus aktuali tik tai tuo metu, bet ją tenka dainuoti vėl ir vėl. Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti, kaip tau gyventi, ką tau galvoti, vis dar meldiesi priešais ekraną, ten, kur tau kalba pagal fonogramą. Atsibusk jau, atsibusk jau, atsipeikėk iš svetimo sapno. Ar jauti akmuo tau ant kaklo, vis dar svajoji pagal programą, kurią tau transliuoja, kai rodo reklamą. Tu vis dar leidi manipuliuoti, ką tau mylėti, kaip tau balsuoti. Atsibusk jau, atsibusk jau, atsipeikėk iš svetimo sapno. Ar jauti akmuo tau ant kaklo? Ei, prezidente, ką tu planuoji? Ar tu mus myli? Ar ignoruoji? Mes juk tau davėm gitanai, žirgai ir kardą. Tik prisimink, gitanai, savąjį vardą. Prezidente, atsibusk jau, atsibusk jau, atsipeikėk iš rusiško sapno. Ar jauti akmuo tau ant kaklo?
atsibusk, atsibusk. Prezidente, nenoriu linkėti labos nakties, dar kartą sakau, atsibusk. Ačiū. Šalin rankas nuo laisvos spaudos.